dar tokioj aplinkoj gražioj jaunoj nesuvedusi paskaitos, tai man irgi regulėjimo iššūkis. Ir šios dienos mano tema yra tėvų santykių įtaka vaikų sveikatai. Tema nėra visiškai pilna atskleidžianti esmę, apie ką aš noriu kalbėti, nes vaikų sveikatą įtakoja ne tik tėvų santykiai, tai gali būti ir santykiai su artimaisiais giminėm, aišku, maistas, oras, ligos, bacilos, visą tai taip. Tik šioje temoje norėsiu praplėsti sampratą aplamai, kas yra liga, kodėl mes sergame arba ne, nes ne visi vienodai sergam. Būna, sakykime, gripo epidemijos ar ne, tai vieni susirga stipriau, kiti net nepajaučia to. Ne? Tai yra tam tikros priežastys. Tai va tokia toks įvadas, o aš esu Renata Venslovienė. Savo paskaitų ciklą pradėjau ne taip ir seniai, prieš kokius 3 metus, bet patirtys ir ta informacija, kurią dalinuosi, atėjo iš gana seniai, iš pačios vaikystės. Vaikystėje nuo pat mažens turėjau širdies ligą, ritmo sutrikimus, pasireiškė dar darželyje. Ir manėm, kad tai jau ir bus visam gyvenimui, nes ir 2 širdies operacijos nieko nepadėjo ir vaistų gėrimas kasdieninis neišsprendė tos problemos. Na, kol vaistus gerdavau, tai taip, ritmas būdavo geras, daug maž ten, bet koks gyvenimas, kai tu kasdien geri vaistus ir negali, nelankiau nei fizinio lavinimo pamokų, negalėjau leisti savo gyventi pilnaverčio gyvenimo. Ir daktarai kalbėjo, kad ir vaikų negalėsiu turėti, tai yra pavojinga, rizikinga gimdyti, dabar turiu 4. Ir 8 metai iš vis nevartoju jokių vaistų, nejaučiu jokių simptomų, kas liečia širdį ir aplamai. Bet tai reikėjo, tų kelių operacijų reikėjo, kad suprasčiau, kad pradėčiau gilintis ir ieškoti atsakymų. Kas yra ta liga, kodėl būtent aš susirgau, nes visą laiką buvo toksai, kodėl aš, kodėl man, aš tokia gera. Ir tiesiog, kai užduodi klausimus, ateina ir atsakymai. Ir tie atsakymai atėjo per žmonės, per perskaitytas knygas, per patirtis. Viena iš stipresnių patirčių, kurią patyriau būdama maždaug paauglė, 10-12 metų buvo labai stiprus širdies ritmo sutrikimas, priepuolis, kurio metu, nesakau, kad tai buvo koma. Aš sąmoningai jaučiau aplinką, tėvus, mačiau, kas vyksta, bet tai buvo tokia tarpinė būsena, kur tu esi kažkur kitur. Viena koja čia, bet kita koja ten, sakykime, gulėdama kambarį lovoje, aš mačiau, kaip mama su teta ten lauke verkia, nes, tiesiog jos panikoje nežino, kaip man padėti, o man atrodo, kad tik blogėja, ten man buvo gera, nesupratau, kodėl jos ten taip susirūpinę ir panašiai. Tos patirties metu supratau, kad vis tik norim mes ar nenorim, ar mokslas įrodęs ar ne, yra kur kas daugiau, negu mes galim paliesti, negu mes galim pamatyti. Vis tik yra tas pasaulis, apie kurį nujaučiam, bet bijom kalbėti, nes aplinka gali pagalvoti, kad kažkas gal su galva negerai ar panašiai. Taip, protu šitų dalykų nepamatysi, nepajausi, bet vidinių matymų galima. O vidinį matymą mes turim visi. Nes jeigu aš paprašyčiau papasakoti, kaip atrodo jūsų namas iš išorės, tai jums nereikia bėgti namo. Jūs jau kiekviena matot savo vidinių matymų tą namą, kaip jis atrodo, kiek aukštų, ten kokia spalva, apeit galit mintyse, ar ne? Ir ta informacija sklando ore. Ir mes ją galime tiesiog pasiekti, pasiimti, bet ir pasižiūrėti. Ir kai aš aiškinausi savo ligos priežastis, kodėl aš sergu, kodėl man tokios patirtys atėjo, aš vėliau jau čia tai vyko, aišku, ne vaikystėje, aš atsakiau tokį dėsningumą, kad kažkaip man užkliuvo, kad visos giminės moterys turi tam tikras panašias bėdas. Širdis, skydliaukė, ten dar kažkas, genai, sakykime, ar ne? Bet aš dabar nesergu tuo, neturiu to, tai vadinasi, jau genų nebeliko. Matot, pasikeitė požiūris. Požiūris į sveikatą aplamai, į ligą, kas tai yra, nes liga, mano supratimu, mano patyrimu, tai yra signalas žmogui, kad kažką darau ne taip, elgiuosi ne taip, mąstau ne taip, požiūris į gyvenimą yra kažkur žalingas, klaidingas, netoks.
koks turėtų būti, pažeidžiantis įstatymus, nes, nusižengiai čia žemėje įstatymams, automatiškai tu susilauki pasekmių. Taip ir čia, jeigu aš kažką darau ne taip, aš susilaukiu pasekmių ir liga tai kaip lemputė mašina užsidega, jeigu tepalo trūksta, žiba lemputė ir mūsų pasirinkimas ar nukirpti laidelį arba iš esmės sutvarkyti priežastį, ar ne? Tai vat aš supratau tą priežastį, kad širdis man nori tiesiog pasakyti, kad nesidžiaugiu gyvenimu, nesidžiaugiu tuo, ką turiu, nemyliu savęs, kaltinu ir mamą, ten ir patėvį, ir aplamai gyvenimo situaciją, kad man taip buvo sunku ir blogai, ten vyras kažko nepadarė, vėl jisai kaltas. Absoliučiai neprisėmiau atsakomybės už savo gyvenimą ir kaltinau visus kitus. Ir aš kai tai suvokiau, praktiškai pasveikau per vieną vakarą, per vieną naktį. Nes tai buvo tokia transformacija, toks giluminis suvokimas, kad tik aš pati atsakinga už save, už savo veiksmus, už savo mintis ir tokio kaip likimo praktiškai iš vis nėra, nes likimas tada ir gaunasi, kad jis priklauso nuo mano pasirinkimų, nuo mano minčių, nuo mano emocijų, energijų, kurias aš jaučiu. Ir dabar, kai žinau savo ligos istoriją ten nuo mažens, aš maždaug galiu pasakyti, kaip mama jautėsi tuo metu, kokios vidinės dramos pas ją vyko. Nes pagal ligas, kuo žmogus serga, galima labai daug apie žmogų pasakyti, apie jo emocinę būseną, apie jo požiūrį į gyvenimą ir panašiai. Ne šiaip savo sako, ten užsimečiau bėdą ant sprando, tai jeigu žmogui skauda sprandą, tai dažniausiai jau būna polinkis gailėti kitų, norėti padėti kitiem visiems, nesvarbu, ar tavęs prašo ar neprašo, bet tas toks pasiaukojimas dėl kitų, ko net ir nereikėtų. Arba juosmens srities skausmai, net posakis yra susiverškime diržus, ar ne? Tai finansų kažkokios problemos, tai jau kai susiverži diržą, tai tada iš tikrųjų kenčia ir nugara. Ir daug visų kitų tų yra tokių simptomų, ligų paaiškinimų viskam praktiškai. Ir kaip viskas veikia. Pirmiausia, tai reikia suvokti tą, kad aš prisiimu atsakomybę už save ir savo gyvenimą, nieko nekaltinu, niekas nėra kaltas, tik aš pati galiu visą tai pakeisti. Kaip visą tai persiduoda vaikams? Sakykime, kol vaikas yra mažas, iki 12 metų jisai yra mamos ir tėčio energetiniam lauke. Kas gali paneigti mamos ir vaiko ryšį? Jis yra, tu, nežinau, neina jo paneigti, jis yra. Ir sakykime, jeigu yra mama ir yra vaikas, aš tai paprastai piešiu, yra tas ryšys, ar ne? Ir juo cirkuliuoja energijos. Mes siunčiam savo vaikui meilę, rūpestį, dėmesį, visą, kas geriausia atrodo, ar ne? Bet šalia viso to mes kiekvieną dieną patiriame daugybę ir neigiamų emocijų, daugybę neigiamų energijų. Ir bijom, ir nepasitikim savim, ir susierzinam, ir papykstam, ir priekaištų pretenzijų vyrui turim. O dar jeigu ten mama kažką nori iš mūsų, o mes jau galybė situacijų, kurios mus įtakoja kiekvieną dieną. Ir net moksliškai yra įrodyta, kad, sakykime, tam tikra neigiama emocija ir energija paleidžia tam tikrus cheminius procesus organizme. Ir tie cheminiai procesai, jie gali užrūgštinti terpę ir tada toj rūgštiniai terpėje tiesiog labai puikiai tarpsta bakterijos, virusai ir visa kita. Tai taip viskas yra ir susiję. Dabar kaip viskas veikia, tas fizinis ir dvasinis emocinis lygmuo. Sakykime, yra riba, kuris skiria fizinį ir dvasinį pasaulį. Fiziniam pasaulyje mes gyvenam, einam į darbą, mylim, nekenčiam, skiriamės, taikomės, auginam vaikus ir panašiai. O šitam lygmenį, kuriame, sakykime, aš buvau tos patirties metu, yra mūsų, kaip pavadinsim, siela, esybė, ar ne, kuri ateina į fizinį kūną. Ir kaip vyksta, mes dažniausiai gyvenam tam fiziniam lygmenį, šitą ignoruojam. Kažkur jaučiam, kažką lyg suprantam, bet, ar trūksta žinių, ar trūksta tos drąsos aiškintis giliau, nežinau, bet tiesiog ignoruojam. Ir gyvenam vien fiziniam lygmenį, tarsi eitum viena koja, šuoliuotume, o ten vis tiek ir duobės ir panašiai, tai nenuostabu, kad galima ir parkristi, ir tada sunkiau atsikelti ir panašiai. Tai kai vyksta bendravimas tarp dviejų žmonių, vyksta bendravimas ir šitam lygmenį tarp dviejų esybių. Viskas yra susiję. Viskas persikelia, kaip sako, kaip danguje, taip ir ant žemės, ar negirdėjote tą posakį. Tai jeigu čia mes pykstamės, vadinasi, čia irgi su kažkuo, su to žmogaus ta esybė pykstamės. Kodėl pykstamės? Dažnai būna sutinkam žmogų
Ir, arba su juo galim iki paryčių kalbėti dūšę ant stalo padėję ir atrodo toks mielas. Sako, atrodo toks jausmas, kad 100 metų tave pažįstu, savas, gali kalbėti ir atrodo pasitikė ir žinai ir viskas tvarkoj, bet būna tokių žmonių, kurių atrodo, nei pažįsti, nei ką, bet nenori su juo nieko bendro turėti ir geriau net nebendrauti ir kažkaip net nekabina, atrodo. Geriau, iš kur tas pojūtis ateina, kodėl nes su visais taip yra įmanoma atvirai būti, bet tų neigiamų emocijų, energijų ir panašiai. Tai už tai, kad yra tas atmintis sieloje ir ateina iš praėjusių gyvenimų. Mes galim tikėti, galim netikėti, bet nuo to, kad netikim, tai tas nenustoja egzistuoti. Yra tie praėję gyvenimai ir panašiai. Ir sakykime, jeigu šita pati esybė praeitam gyvenime irgi kažkokį vaidmenį gyveno ar neveikė ir šita lygiai taip pat. Ir jeigu, sakykime, tam praeitam gyvenime aš su kaimynui kažkokiam tvartą padegiau, kaip pavyzdys, ar ne? Jam nuoskauda, nuostolis, ar ne, kažkas tai blogai. Ir šitam gyvenime susitinkam, kaip, sakykime, kaip vaikas ir mama. Natūralu, kad mūsų santykiai gali būti gana įtempti ir komplikuoti, nes jo sielos atminty yra išlikusi skriauda, kurią aš padariau. Ir todėl būna, suveda žmonės gyvenimas tam, kad tas nuoskaudas ir skriaudas mes ištaisytume vienaip ar kitaip. Todėl, kad ir kaip keistai atrodytų, dažniausiai didžiausios problemos būna artimam rate. Nors atrodo, vyras, vaikai, mama, tėvai turėtų būti patys mylimiausi, ten idealiausi santykiai, nes jie patys artimiausi žmonės, bet dažniausiai tarp tų pačių artimiausių žmonių būna didžiausi konfliktai, didžiausios problemos, nepasitenkinimai, intrigos, kažkokios situacijos ir panašiai. Ir visa tai veikia ir įtakoja. Nes su kitais tolimesniais draugais ar panašiai tu gali normaliai bendrauti ir atrodo nekyla tokių audrų. Tai viskas dėl to, kad sakau, prieš gimstant tiesiog sielos susitinka, pasitarė, ką nori išmokti, ką jos čia ateis ir veiks į tą žemę ir susitikę tą ir daro iš esmės. Tai permastyti reikia tuos santykius su savo artimaisiais ir paklausti savęs, ką jis mane mokina tas žmogus. Nes tai yra garantija, kad kažką mokina ir ne šiaip savo jūs susitikot ir ne šiaip savo dabar ten vyksta ta visa situacija, ar ne? Jeigu ten pastoviai pykstatės, pastoviai kažkas kritikuoja, ten galbūt draugas ar vyras pastoviai iškelia kažkokius trūkumus jūsų ten, ar tai stora, ar tai žiūrėk jau ten kažkas tai dantys kreipia, dar kažkas visokių būna situacijų, kurios galbūt vieną žmogų ten, kaip vanduo nuo žąsies, ar ne, ir neužkabina, o kitam gali būti, kad labai įžeidžia ir labai skaudina. Tai aišku, gali pykti ant vyro ir sakyti, kaip jis toks yra, noks, jis čia mane nepalaiko, jis mane visai čia įžeidinėja ir panašiai. Bet iš kitos pusės, jeigu norim išspręsti problemą, prisimam atsakomybę ir paklausim savęs, o ką jis mane mokina. Galbūt viduj giliai aš pati save graužiu, kad kilogramas kitas čia, gal reikėtų numesti, ar ne. Galbūt aš viduj pati savęs nemyliu, nesirūpinu savim, ignoruoju, ar ne. Tai tik aplinka parodo, iškelia į paviršių tą mano neigiamą kažkokią savybę pusę ir aš turiu galimybę padėkoti tam žmogui ir susitvarkyti savyje tas emocijas ir energijas. Dabar tų neigiamų emocijų ir energijų yra daugybė iš tikrųjų. Mes tik tai nesame įpratę gilintis į save. Sakykime, aš čia atsispausdinau kelis lapus, jeigu norėsit, kam įdomu, galėsiu padalinti. Tai yra ir abejingumas, ir agresyvumas, ir ambicijos, apgavystės, apmaudas, apsileidimas, apsirijimas, atidėliojimas, azartas, bailumas, baimė, aukščio, naujovių baimė, bambėjimas, blaškymasis, dykinėjimas, dramatizavimas, egoizmas, gailestis, gąsdinimas, gašlumas, gėda, godumas, idealų kūrimas, įsakinėjimas, išdidumas, išlaidumas, ištvirkavimas, įžeidumas, įžūlumas, kaltė, kategoriškumas, kerštingumas, kiršinimas, koketiškumas, neatsakingumas, nejautrumas, nepagarba savo, nepasitikėjimas, neryžtingumas, nesusivaldymas, noras kontroliuoti, noras valdyti, pagieža, pagunda, pajuoka, panieka, pasipūtimas, pasyvumas, patyčios, pavydas, pažeminimas, perfekcionizmas, idealizavimas, piktdžiuga, plepumas, priekabumas, priekaištai, prietaringumas, prievarta, puikybė, savanaudiškumas, narcisizmas, skepticizmas, skubotumas, malsavimas, pagyrūniškumas, smulkmeniškumas, spekuliacija, suktumas, šališkumas, šykštumas, teisimas, teisuoliškumas, tinginystė, trukdymas kitiems, tuštybė, užgaida, užsispyrimas, veidmainystė, virkavimai ir žiaurumas. Tikrai yra daug ir iš viso šito sąrašo savyje
rastume, na, jeigu ne visas, tai trečdalį tikrai, nes net nepajaučiam kitą kartą, kaip pavydim, kaip pasipūtę esam, kaip ten, nežinau, pritaringi galbūt ir net nepagalvojam kitą kartą, kad tai yra neigiama energija, pavyzdžiui, kaip gailestis, ar ne, atrodo, taigi gailėt žmogaus, tai nu gerai, nu, vat aš gailiuosi, ar ne, bet tai jeigu žmogui sunku ir aš jo dar gailiuosi, jis visai gali sukniupti tada, nu, vat jeigu jam sunku ir šatinu, Ole, tu matai, kaip tau blogai, kaip man tavęs gaila, na, žmogus gali tikrai dar jam blogiau būti po to ir nieko mes nepadėsim. Reikia suprasti, kad jeigu jisai atėjo iki tokios situacijos, vadinasi, jis tai pasiekė savo kažkokių veiksmų, sprendimų, minčių, pasirinkimų kaip pasiekmė. Nes nėra šiaip atsitiktinumų, nėra, kaip sakiau, to likimo. Ir jeigu va taip jau yra, vadinasi, tą situaciją jis pats pasirinko kažkokiu būdu ir turi iš jos kažką išmokti. Na tai gailėti kaip ir negalima, bet geriau tada, na, tiesiog suprasti, mylėti, užjausti, atjausti, vat, na taip, jam sunku, blogai, bus geriau. Ir žiūrėti savęs. Dabar, kaip tuos santykius tvarkyti? Na, tai pirmiausia, reikia nuo savęs pradėti. Geriausia paimti ir užsirašyti vos ne stulpeliu ant lapo neigiamas tas emocijas, energijas, ką aš savyje randu, ką aš jaučiu. Kaip išvardinau, daug jų yra, ar ne, nu tai mes ir papykstam, ir kažko bijom, ir kontroliuoti norim, kad būtų pagal mus kažkas, ir gal vertinam, kritikuojam kažką, nu tai visas tas susirašom. Ir tada žmogaus mintis yra labai galinga energija. Ir minčių pagalba mes galime keisti praktiškai viską. Įsivaizduojam, kad žmogus yra kaip indas, ar ne? Na ir indą ten, sakykime, pripilta vandens ir yra visokių šapų, šapelių, na kaip arbatą užplikinam, sakykime, ar ne? Na tai jeigu mums tie šapai nepatinka, mes jų nenorim su arbata gerti, mes juos išgraibom, ar ne? Tai lygiai taip pat ir su tom neigiamom emocijom ir energijom. Tiesiog mintyse galim savo pasakyti, prašau iš mano esybės visų lygių, laikų ir struktūrų išvesti baimę, pyktį, nepasitikėjimą, kontrolę, ten, na, visą tai, ką randat savyje. Visas tas neigiamas emocijas, energijas neutralizuoti, transformuoti, o kad vieta nebūtų tuščia, vietoj jų prašau tada aš atsiųsti meilės, ramybės, pasitikėjimo, drąsos, na, visų tų kitų emocijų, energijų, kurių man trūksta. Na, jos tokios, kai būtų priešingos. Jeigu kažko bijau, tada prašau drąsos. Jeigu nepasitikiu, tada prašau pasitikėjimo. Na, galit tikėti, galit ne, bet tai veikia ir rezultatai matyti praktiškai iš karto. Ir daug būna žmonių, na, per visus tos mokymus, kuriuos darau per visą Lietuvą, ir per tuos kelis metus tikrai sulaukiu daug laiškų, kurie sako, negaliu patikėti, kad taip veikia. Kad paėmiau, pagalvojau kažką, pasakiau mintyse ir nusiraminau, ir situacija išsprendė kažkaip stebuklingų būdų, ir gyvenimas pasikeičia ir visa kita. Taip gyvenimas keičiasi, nes sprendimus tada jau priimam vedami ne baimės, ne tos neigiamos energijos, o, sakykime, meilės. Ir automatiškai skirtumas yra, nes kad ir žmogų jūs pamatytumėt, na, jaučiat, kuris, tai, pavyzdžiui, būna liūdnas, piktas, susierzinęs ir kur ramus, švytintis, pasitikintis, na, su kuriuo maloniau bendrauti, kuriam daugiau dėmesio norėtumėt skirti. Tai lygiai taip pat ir čia keičiamės patys iš vidaus, keičiasi mūsų aplinka, keičiasi santykiai, keičiasi viskas praktiškai. Tai išsivedam tas neigiamas emocijas iš savęs energijas, pakeičiam jas į teigiamas, kokių norėtume savybių, ar ne? Tada ta situacija, kurioje paleidome tą neigiamą emociją, na, sakykime, susipykau su vyru dėl kažko, ar ne? Pyktis yra, ne, gal geriau kita bus aiškiau. Važiuojate su mašina miestu ir jom užkiša kažkas, ar ne? Pirminė reakcija, kur tu važiuoji, na, pyktis, išsigąsta, pyktis, ar ne, toks, kodėl, tada klausimas, kodėl aš supykau? Aha, nes aš bijau, aš išsigandau, kad man neįvažiuotų, kur nors neatsitrenktų, ar ne? Tada, kodėl aš pykstu, nes noriu gal, kodėl aš bijau, ar ne? Nes nepasitikiu savo įgūdžiais vairavimo galbūt, na, tiesiog nesuvaldysiu, nesureaguosiu, ar ne? Tai iš pykčio iškyla ta nepasitikėjimas, baimė, ar ne? Ir dar kontrolė ant galo, na, kad visi važiuotų taip, kaip aš suprantu, kaip reikia važiuoti, nes kad nelėktų, kad gražiai, tvarkingai ir panašiai. Tai iš vienos situacijos savyje randam bent jau 4 emocijas, energijas, jas išvedam, pakeičiam į ramybę, pasitikėjimą, meilę tiesiog ir žiūrim, kad jau kurį laiką nieks nebeužkišinėja.
nes tiesiog jau išmokom tą pamoką, išsivalėm tą situaciją, tik parodė, kad manyje dar yra pykčio, nepasitikėjimo ir visą kitą. Aš tai išvalau ir viskas, daugiau nebėra man ką rodyti šitoje situacijoje. Ir taip ir gyvenime, ir santykiuose visą laiką, jeigu kažkas vyksta, kažką mokina, tą išvalom ir to nebelieka. Kaip minėjau dabar, kaip tai veikia vaikus. Vaikai mus myli besąlygiškai. Kad ir kokia mama bebūtų vaikui, jinai yra jam pati pačiausia. Jis niekad nepasakys, kad ten mano mama bloga. Jinai gali ten gulėti, nežinau, trūkus savaitę laiko ir vis tiek jisai nenorės jos palikti. Ir per tą meilę ir per tą visą ryšį, kurį mes jaučiam su vaikais, kaip minėjau, teka ir tos neigiamos emocijos. Tai todėl yra labai gera paskata dirbti su savimi, tvarkytis. Nes, pastebėkit, jeigu vaikas pradeda karščiuoti, sloguoti, kosėti, taip, tai gali būti ruduo. Yra tos kelios priežastys: ruduo, bacilos, virusai, bet, serga ne visi, kaip minėjau. Kodėl būtent tas vaikas susirgo? Todėl, kad galbūt tuo metu pas tėvus buvo tokia situacija, galbūt apsižodžiavo, gal supyko. Yra tas posakis, užvirė kraujas gyslose, verda, ar ne? Tai temperatūra ir degina pyktį organizmą. Jeigu vaikui iškilo temperatūra, vadinasi, arba mama, arba tėvas jau kažkur tai ant kažko supyko, gal kažkas tas, pagal tą posakį, verda kraujas gyslose, ar ne? Vaikas tą sudegina. Kaip padaryti, kad vaikas neimtų to neigiamos energijos iš tėvų, ar ne? Aš tiesiog įsivaizduoju, kad jeigu yra ryšys iš širdies į širdį tarp manęs ir vaiko, aš uždedu tarsi tokį mintyse filtrą, kad mano negatyvas, mano neigiamos emocijos jam nepraeina. Tas filtras sufiltruoja, sulaiko visą tą negatyvą ir jam nepatenka. Ir tai, tikrai padeda. Jeigu jau vaikas serga, aš tada įsivaizduoju, kad tą negatyvą iš jo tarsi atsiimu, susigrąžinu, susirenku savo, kad jis nesirgtų. Tada tiesiog mintyse paprašau atstatyti pažeistas struktūras jo, paleisti gijimo procesus ir tikrai buvę ne kartą, kada vaikas, sakykime, vakare eina gulti su temperatūra, atsikelia sveikas, be vaistų ir tiesiog tuo ir baigėsi visa liga. Buvo atveju, kai su mažesniu trečiuoju vaiku gulėjau ligoninėje, buvo jam laringitas, dusto kosė ir panašiai, tai mus paguldė per pietus, o sekančią dieną išrašė namo. Pati gydytoja tiesiog sako, neverta laikyti, nes vis tiek jau vaistų nelašinsim, neleisim antibiotikų. Per pietų miegą, kol jis ten miegojo, aš susitvarkiau ir jam pagerėjo stipriai. Jis atsikėlė jau nedusdamas, temperatūra nukrito, tiesiog šlapiai, paprastai kosė. Tai tą įmanoma padaryti ir ne vienai man tai pavyksta, tai manau tai įmanoma visiems, nes, kaip minėjau, vidinį matymą turim visi. Jis duotas mums ne šiaip savo, kad kurti kažkokius ten savo filmukus galvoje, kaip vaikas išbėga į gatvę ir į mašiną partrenkia. Tas vidinis matymas mums duotas tam, kad galėtume savo konkrečiai padėti. Padėti savo artimiesiems, savo vaikams. Nes gali pasiekt savo mintis, ką per dieną galvojam. Ten galvoja tuščia nebūna, ten pastoviai vyksta kažkokie dialogai su kažkuo, tai mes ten kalbam, tariamės, pašnekėjom su drauge, grįžom namo, mes matom tą draugę vidinių matymų, mes su ja dar kažką galim įsivaizduoti, ką jinai man pasakė, ką aš jai atsakiau. Visą tai derda, todėl labai reikia save stebėti ir valyti savo mintis ir savo kalbą. Dažnai mes net nejaučiam, kaip sakom, nieks čia nepavyks, nieks nepasiseks, čia viskas blogai. Tai yra įaugę į kalbą ir tiesiog atrodo kaip natūralu, nieko nereiškia. Bet iš tikrųjų tai reiškia ir reikia išvalyti kalbą ir mintis nuo visokių neigiamybių, nuo pesimizmo tokio, didinti tą pozityvą. Ir viskas prasideda tam, kaip piešiau, dvasiniam, emociniam lygmenį. Ir jeigu jau pasireiškia fiziniam plane, tai jau paskutinė stotelė, kaip aš sakau. Liga ir viskas prasideda viršui. Pirmiausia nuo emocijos, po to gali būti kaip karma iš praėjusių gyvenimų, gali būti kaip santykis žmonių, būna, sako kirvį į nugarą, tokia, sako, nugarą skauda, sako, koks kirvis, sako, gal ten ar panašiai tai būna. Pavyzdžiui, jeigu su žmogum susipyksti,
ir jis tau siunčia kažkokį blogas mintis, kerštauja, ten daug negatyvo būna, pykčio iš jo pusės, vis kažką kenkia, ar ne? Tai tas žmogaus siunčiamas negatyvas kitam žmogui, tai yra, be pėdsakų nelieka. Emocija, energija, jinai neišnyksta, ne šiukšliai, ne popierėlis, nesuyra. Jinai yra ir jinai daro poveikį. Todėl būna, kad pabendrauji su žmogum ir sako, oi, galva skauda, kažkokia galva skauda, o kodėl ta galva skauda, kas ten yra. Apsimainėt kažkokiu negatyvu, jisai gal savo bėdas užkrovė, dar kažką gal ten. Ir tai pakeičia jūsų energetiką, pakeičia jūsų struktūrą. Tai nuo to reikia valytis, tvarkytis ir atsistatyti. Tiesiog mintimis prašau mane atstatyti, prašau mane išvalyti, prašau sutvarkyti, taip kaip turi būti, paleisti gijimo procesus ir panašiai. Ir tai veikia. Tai va. Ir tos emocinės visos priežastys, tos ligos, jos, kaip minėjau, mano atveju giminės, močiutė perdavė klaidingą požiūrį į gyvenimą mamai. Mama savo ruoštų augo, matydama, kaip močiutė reaguoja ten į aplinką, į gyvenimą, kaip jinai sprendžia problemas. Irgi taip pat išmoko, su tuo pačiu gyveno ir perdavė man. Aš augdama irgi mačiau, kaip mama tvarkosi su problemom, tuo užaugau ir toliau tęsiau. Todėl daug kas sako, tai kaip mažučiai vaikai, jie taigi dar neturi to pykčio, tų neigiamų emocijų, energijos, o šitiek jų serga, tai kodėl? Tai todėl, kad tai yra perimta. Perimta ir eina toliau. Todėl ar eis toliau, ar sustos tas užburtas ratas priklauso nuo mūsų. Tik reikia prabusti ir pradėti daugiau gilintis, kaip minėjau prieš mane kalbėjusi lektorė, kad pradėti domėtis, pradėti skaityti knygas, jeigu pačiom dar trūksta pasitikėjimo, to vidinių matymo, pamatyti kažką, pasigilinti. Tiesiog, kaip sako, mokinys pasiruošęs, atsiranda mokytojas. Norėti sužinoti, norėti pakeisti savo gyvenimą, norėti gyventi kitaip, sveikai, be vaistų, laimingai ir panašiai. Tai kai ateina tas noras, vidinis ketinimas, atsiranda ir priemonės, ir galimybės, ir sąlygos, ir visa kita. Tai tik reikia prabusti ir prisimti tą atsakomybę. Nes nėra viskas taip, kaip ką paliečiu, tas ir tikra. Nes, vis tiek, ir sako, net ir šunys ir katės mato daugiau ir jaučia daugiau negu žmogus. Čia tik regėjimo klausimas. O ko nematom fiziškai, galim pamatyti ir pajausti tuo vidiniu matymu. Tai to irgi laikas į pabaigą. Gal kokių klausimų yra iš viso to? Ar situacijų lygų, kurios domina, kodėl ir kaip, pabandyčiau atsakyti, jeigu būtų klausimų. Ačiū labai tada. Būkit sveiki.